Labas vakaras visoms prisijungusioms prie trečiosios moteriška galia sesijos. Gera labai būti šitoje erdvėje. Ir jeigu leidžia galimybės, labai kviečiu įsijungti kameras, jeigu ir ne per visą šitą laiką, bet man padeda su jumis labiau pajaus ryšį, pajusti jūsų širdis, jūsų energiją ir padeda taip pat sukurti bendruomenės jausmą. Ir kol dar kelios moteris jungiasi, iš waiting room ateina, kviečiu vienu žodžiu pasidalinti, kas šiandien gyva, koks jausmas, emocija, kaip apibūdintum savo savijautą. Ir šiandieną nersime pačią paskutinę mūsų dalį ir ko nesvarbiausia, nes tai jeigu mes tik tais mokomės kažkokių konceptų, teorijų ir tai lieka tik tais mūsų galvoje ir nepakeičia mūsų gyvenimo, vardan ko tada visą tai, ar ne? Nes aš, kai mokau įvairius kursus, vedu programas, tai nėra tiesiog stimulacija protui ir kažką naujo sužinoti ir to gana. Ne, to negana. Viskas turi būti pritaikoma. Informacija turi tapti transformacija. Na, ir to aš šiandieną linkiu, kai klausysit, ką aš šnekėsiu, dalinsiuosi, kaip pritaikyti šitus konceptus kasdienybėje, kaip pasimti savo galę kažkokiose gyvenimiškose situacijose, kviečiu galvoti ir net užsirašyti savo kažkokius užrašus, kaip savo gali pritaikyti savo asmeniniam gyvenime. Matau jūsų veidus, labai geras, sveikinuosi su visom, kurios jau matytos, kai kurios naujai sutiktos, kai kurius pat pažįstu tik tais vardus, dar veidų nesu mačius, tai labai gera būti šitoj grupiai. Ir matau, jau ateina ir komentarai, sužinau daug dalykų, kurių nežinojau. Šią akimirką jaučiuosi meilėje ir savęs palaikyme, pilnumas, atvirumas, ramu, jautrumas, nekantrumas, atgimimui, nuovargis, poelgis, labai rami ir relaxed. Labas vakaras, labas Agnė, labas visoms. Stebiu save ir aplinką. Šiai akimirkai jaučiuosi meilėje ir savęs palaikime. Tai labai džiugu girdėti ir taip pat labai dėkoju toms, kurios atsiuntė mailus, kurios Instagramo žinutės parašėt, kaip išsiplėtė protas, kad sproginėjo vienas akis smegenis, dar kažkokie dalykai. Ir kelis tokius kartus girdėjau paminėta, kad labai paprasti dalykai. Ar ne? Užtat man labai gera šitą girdėti, nes tokia ir buvo mano intencija. Aš kažko naujo nepasakau, ko jūs ir taip giliai nežinot. Tiesiog šitos tiesos yra kažkur pamirštos. Ir kaip visada, neprašau manęs niekuo tikėti, tiesiog kviečiu atverti savo protus, širdis ir patikrinti savo pačių gyvenime. Ir kai šitus principus pritaikai, ar jais tiki ar netiki, pamatai, kaip tai veikia. Ir pamatai, kad tai atneša rezultatus. Tad to labai ir linkiu, kad šiandieną neužsibaigtų šitą kelionę, bet kad šitie visi išmokti principai, žingsniai, procesai išliktų tavo gyvenime ir taptų tai kasdienybė. Ir visa ta saviugda ar dvasiškumas, kaip aš šitai žiūriu, ne, tai nėra, kad kažkokia didžiulė ceremonija visą gyvenimą pakeičianti, ar tai ayahuaskos, ar dar kažkoks retrytas, ar dar kažkokia galinga patirtis ir sprogimas įvyksta. Ir to visai, ką reikia, ar ne, kad mes patirtumėm transformaciją. Ne. Tie visi aišku dalykai ir aš pati darius jau virš 100 ayahuaskos ceremonijų, šiuo metu nebedarau, bet geriau paeis per visą šitą, ar ne, procesus, kai yra daug tokių visą sąmonę išsprogdinančių patirčių ir taip toliau. Ir kartais pavojinga užsilikti, užsikabinti ant to ir nuolat ieškoti dar daugiau stimulacijos, dar daugiau atsiverimo, dar daugiau kažkokių labai intensyvių patirčių. Bet kartais tas intensyvumas gali irgi būti kaip distrakcija, atitraukianti mus nuo tiesos. Ir tikros tiesos yra labai paprastos ir labai žmogiškos. Ir taip pat, mano nuomonė, dvasingumas neturėtų būti vaikymasis kažkokių astralinių kitų dimensijų, ar 5D, ar su angelai šnekėti, ar dar kažkokių dalykų. Nes taip visi tie dalykai egzistuoja ir jie yra tikri. Tuo pačiu, jeigu mes neįvaldėm savo žmogiškos patirties, savo 3D dimensijos, tai visas tas dvasinis ieškojimas, ar tai pranašų, ar taro kortų, ar dar kažkokių būrėjų, ar ceremonijų, ar dar kažko, tampa taip vadinamas angliškai spiritual bypassing. Ar ne, kai mes bandom išvengti savo tikro žmogiškumo, savo patirties, bet mes niekur
nepereisim, neįmanoma nuhekinti iš tos realybės ar apgauti kažkaip realybės ir peršokti per savo pamokas. Kurį laiką galima, bet tos pamokos sugrįš ir dažnai skaudžiai sugrįžta. Kuo labiau mes nuo savęs ir nuo tiesos nusisukam, tuo skaudžiau mums sugrįžta. Tad mano kvietimas ir linkėjimas kiekvienai iš jūsų pritaikyti šitus principus kasdieninėse paprastose situacijose. Ir prieš nerant į šiandienos visą mūsų darbą, ar ne, vidinį, kviečiu dar kartą užsimerkti ir nukreip savo dėmesį į savo vidų ir pasisveikink su savim. Ir surask savo centrą. tą dar gilesnę dalį savyje. Ir suras savo esybę. tą dalį, kuri yra tyra, nepažeidžiama. Ir kad ir kas per tavo gyvenimą įvyko, kad ir kokie skausmingi įvykiai, jausmai, ta dalis, ta nekalta, tyra dalis visada išliko tavyje. Kartais jinai yra apgobta kitų sluoksnių, ar tai traumų, ar emocijų, ar dar kažkokių dalykų. Arba bandyk surasti tą tyrą, tikrą savo dalį. Ir duok tarsi intenciją savo susijungti su šitą dalim. Ne tik tais ateinančią mūsų valandą kartu, bet ir ateinančią savaitę, mėnesį, metus. Gyventi arčiau ryšyje su savo ta tiesa vidinė. Ir linkiu, kad kiekviena iš jūsų tą tiesą kasdien prisimintumėt. Ir taip pat nukreip savo dėmesį į savo širdį. Ir jei gali, pajaus dėkingumą ir meilę sau. Ir prisimink, kokia buvo tavo intencija. Kodėl norėjai prisijungti prie šito kurso? Kokio pokyčio savo gyvenime norėtum? Ir kodėl tau svarbu įvaldyti savo galią? Ir įsivaizduok, kaip tu gyventum, jei tavo ta tikra esybė, tavo tyra dalis būtų kapitonas tavo gyvenimo laivo. Ta dalis vestų tave. O ne baimės, abejonės, susimažinimas ar kitos programos. Ir dar kartą įtvirtink tą intenciją. Ir giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Pastebėk, galbūt kūnas nori kaip nors pasitaisyti, galbūt ištempti rankas, pakreipti kaklą į vieną ar kitą pusę, padaryti daugiau erdvės kūne ar tiesiog patogiau įsitaisyti. Ir kai būsi pasiruošus, gali atsimerkt. Sveika, dar kartą atvykus į trečią mūsų sesiją. Šiandieną taip saulėta, gera būti šitą erdvę, jaučiuosi kaip rate susėdusios visos kartu, būtų žymiai fainiau, aišku, būti gyvai, bet taip pat esu dėkinga internetui ir Zoom'ui ir visom technologijom, kad leidžia mums šitaip susiburti. Ir šiandien aš šnekėsiu apie tai, kaip tos konceptus, tos principus, procesus pritaikyti mūsų kasdienybėje, labai paprastose, buitinėse galbūt ar šiaip gyvenimiškose situacijose. Ir taip pat pasidalinsiu dar kartą apie kursą iniciaciją ir priminimas, kad bonusas sesija 30 minučių coachingo to gilaus, kaip laser coaching, na, kur per 30 minučių galim nueiti labai giliai. Tas bonusas baigėsi šį vakarą, jeigu kažkas nori prisijungti, galvoja, tai yra puikus metas prisijungti. Vėliau apie programą papasakosiu dar daugiau. Ir taip pat dar priminsiu pabaigoje apie tos 2 konkursus, kur galima laimėti 2 prizus. Tai tiek čia turim visko praeiti
Ir pradėsiu galbūt nuo tokios įdomios istorijos, kuri net negalėčiau, taip nebūčiau galėjusi planuoti, nes turėjau visą galvoje planą papasakoti apie kaip pritaikyti kasdienybėje, bet pačiai nutiko šią savaitę ir šiandieną būtent tokia situacija, kuri labai labai puikiai iliustruoja, ką daryti, kai iškyla visokie tie aukos jausmai, nemalonus jausmai, pyktis, frustracija, nusivylimas ir taip toliau. Tai šiandien šitą savaitę ilgai ruošiausi, planavau ir labai tinka astrologinės datos, 26, 7, 8, 9, šitos 4 dienos yra labai puikios naujom žinioms, pradėti naujus dalykus, tai buvau labai tokia excitinus ir labai labai laukiau šito, taip pat per atostogas, kur buvau prieš porą savaičių, prisipildžiau per 2 savaitės paplūdimį į Maljorkui, viso įkvėpimo naujo ir su tokia nauja energija labai labai laukiau šito kurso. Ir pirmadienį, kas nutiko, valgėm vakarienę, kurią pagamino mano partneris, ir vakarienį valgėm žuvį ir įstrigo man į gerklę žuvies kaulas. Tokia nelabai maloni situacija. Okei, ką dabar daryti, ten bandžiau visokius liaudiškus dalykus, kaip tenais ryti ir duona, ir marshmallows ir taip toliau, nepavyko. Aišku, man ten netrukdo nei kvėpuoti, nei gyventi, aišku, žinoma, valgyti šiek tiek trukdo ir dar kažkokie trukdžiai, bet galvoju, nu, okei, masterclass, viskas reikia susijimti ir galbūt ten po jau šito, po penktadienį galbūt nueisiu aš tenais į tą A&E, ar ne, kur tas kaip čia priimamasis ligonis, kur su tokiais dalykais turi eiti, ar ne, kur reikia iš karto sutvarkyti. Anglijai bent jau tokia sistema, ar ne, negali ten kažkaip siuntimų iš karto gauti, turi eiti atstovėti eilėj, laukti ir taip toliau. Nu ir tiesiog pirmadienį, antradienį, kai gyvenu su šitų dalykų, ar ne, jaučiuosi, kad čia man yra proga, ar ne, nenueiti aukos vaidmenį, išbūti šitame, ar ne, vis tiek neleisiu trukdyti bet kokiems dalykams, ką gyvenimas pasvedžia, ar ne, ir dažnai aš tą mokau, kad ką gyvenimas mums sviedžia kokius iššūkius, aš paimsiu ir vis tiek alchemizuosiu tai savo galę, išmintį, dar daugiau meilės ir niekas manęs nesustabdys, ar ne. Ir vakar buvo antra mūsų diena, irgi visa excited, man pačiai visokios vidinės transformacijos, nes kai mokai, dar ir pati geriau išmoksi, kas moko, ar ne, įvairius dalykus galbūt žinot, ir geras pasakymas toksai, kad geriausias būdas mokintis yra mokyti, ar ne? Tai kiekvieną kartą vesdama kursą tos pačius konceptus, kuriuos jau gal ir daug metų žinau, dar giliau galiu pritaikyti ir patirti dar daugiau galios ir tą vidinę transformaciją. Vakar po vakarienės po šito kurso jaučiu, kad iš viso, nu nelabai aš galiu ir valgyti, ir man nemalonus tas jausmas, galvoju, okei, ryte aš iš pačio ryto važiuosiu, nelauksiu penktadienio, nuvažiuosiu į tą A&E, Anglijai čia tas Accidents and Emergency Room vadinasi. Nu ir ten nuvažiavau nuo pat 8:30 į tą ligoninę, aišku, tenais reikia palaukti, vienur laukiu, kitur, po to vienur apžiūri, po to iš to ligoninėje nebuvo atitinkamų specialistų, tada įsiuntė mane į kitą ligoninę, tada reikėjo valandą dar laiko važiuoti, nais vėl laukti ir taip toliau. Ir iš pradžių pamatė viena gydytoja, kai čia sako, yra labai labai maža tik atšakėlė, reikės ištraukti, bet nais po to nuvažiavus į kitą, pasirodo reikia X-ray daryti, rentgeno ar ne, visą tą, tai aš nuėjau po to vėl rentgeno laukiu ir tiesiog laukimas ir galvoju, okei, man šiandien reikia, yra svarbi paskaita, dar reikia ir emailų išsiųsti ir dar pasiruošti ir peržiūrėti užrašus ir visus kitus dalykus. Aš galvoju, okei, aš nebūsiu auka, nors buvo tokių momentų, ar ne, laukiant ir lauki ir nežinai, kiek nais reikia laukti, ar ne, ir tokia, kodėl man taip ir išeina. Ir čia nėra kažkokia rimta problema, kažkokia nesąmonė ir juokas ir vos ne ašaros, tokia tragikomedija, kodėl žuvies kalas, ką čia man dvasiškai simbolizuoja, ne, ir visai galvoja apie tos dalykus. Taip pat pernai metais, kas jau ilgiau mano bendruomenė yra, žinot, turėjau pernai metais problemų, sveikatos operaciją ir ten reikėjo eiti, gal kokius 4 kartus buvau priimamajam ir turėjau mažą kraujystę ir taip toliau, visi kiti dalykai, kurie dabar yra praeiti, išgyta ir jaučiuosi pačio labiausiai gyvybiškoj savo energijoj, kokioje esu tik tais buvus. Bet tie prisiminimai dar išliko. Tai tos traumos sukilo sėdint tenais laukiamajam ir toksai gailestis savęs. Ir po to nuėjus į rentgeną laukti, tenais, žinoma, pasakė, turiu nusimti savo papuošalus, savo auskarus, o aš prieš porą mėnesių buvau įsidūrus naują ausį ir ten kažkoks kitoks toksai užsegimas tenais, tai aš bandžiau pati atsekti, kažkaip tenais netyčia tą užsitraukiau, save susižeidžiau ir kraujas prabliuvo ant to dar labiau auka ir iš karto pirmas instinktas yra griebti telefoną ir savo paskambinti arba rašyti savo partneriui, o man ir tas nutiko, nes jis
pagodžia ar ne mane ir tuomet galvoju, ne, aš nenueisiu į tą aukos vaidmenį, ar ne, bet tų kvietimų, bet ateik, bet tu turi visas priežastis pasijausti, kodėl taip vyksta, kodėl tas yra nas, ar ne, tokie dalykai. Bet tuo momentu galvoju, kai čia ir yra tas liftas ir transformacija ta, ne? Bet ką aš anksčiau gyvenime savo žinodavau, tai žinodavau tik tais dvi būsenas. Arba nueini į jauką, pati su savim galvoj skundžiasi, arba skambinu draugė, arba partneriui, arba dar kažkam, ir, o kokia aš vargšė, kodėl taip vyksta, kodėl tas, pagailėkit manęs, ar ne? Ir netokiu tonu, kartais tonas būna toksai tarsi stiprios moters tonas, ar ne? Ne, čia viskas gerai, bet viduj ta intencija. Bet aš vis tiek esu auka. Nežinau, kam teko šitą patirtą, na, kai šneki sąmoningai tarsi, bet man va taip sunku, ar ne? Bet kita būsena yra tokia, ne, aš nebūsiu auka, aš esu stipri moteris, aš susijimsiu ir tokia vat, su to bokso pirštinėm, kostiumėliu arba herojaus to apsiausto, ne, va šita vat energija, tarsi vyriška ta stiprybė. Bet nei vienas, nei kitas neveikia, nes kiekvienam tiek kitam atiduodam galę. Pirmas, kai nueini auka, jau liftu važiuoji žemyn ir tada dar blogesni kažkokie dalykai nukrenta arba jautiesi energijos netekus ir tiesiog atiduodi savo galią, elgiesi kaip vaikas, realiai. Kitas būdas yra ignoruoji tą savo dalį, kuriai skauda, kuri jaučiasi kaip auka. Tad tas kilimas į viršų yra vėl tiesiog išbūti, išlaikyti erdvę toms emocijoms, iškvėpuot, apkabint save, išbūt su savim. Ir kaip tai gali atrodyti, kai yra kažkokia labai ta vat, jau intensyvi situacija tuo momentu. O intensyvi turiu omeny, ne kas intensyvaus vyksta išoriškai, bet viduje, ar ne, daug emocijų sukyla. Gali būti kažkokia trauma, mes prisimenam ir negali suprast, kodėl iš tikrųjų tiek daug emocijų, ar ne, bet kūnas prisimena kažką. Mums nereikia pilnai žinot, kodėl taip vyksta, kokia trauma, kelintais metais nutiko, kas ten buvo. Netiek svarbu, svarbu atpažinti tą jausmą ir leist savo cirkuliuoti tą jausmą. Ir tuo pačiu, ką galima daryti, ką šiandieną dariau, pažvelgdama ten tą rentgeno, nes dar buvo toks kažkoks keistas žmogus, ten pasakojo kitam apie kažkokius spirits ir ten kažkokias nesąmonės, tokia intensyvi energija, ne? Tai aš vietoj to laikiau savo erdvę ir įsivaizduoju, kad esi pati savo tarsi geriausia, pati labiausiai tokia, kaip čia ta, kantriausia mama, laikanti erdvę savo vidiniai aukai. Nes iš kur ta auka atsiranda ir kodėl mes taip dažnai tą jaučiam? Nes kiekviena iš mūsų savo gyvenime kažkada realiai buvom auka, priklausanti nuo savo tėvų, nuo savo globėjų. Nes kai kūdikis žmogaus gimsta, ne žmogus kūdikis gimsta, mes nesugebam, kaip būdamos kūdikiais, savim pasirūpinti, apsirengti, pamaitinti save, nueiti į tualetą. Ne, mes esam visiškai bejėgės ir visiškai priklausomos nuo suaugusių, kurie mumis rūpinasi arba nesirūpina. Ir šitas tas momentas yra užfiksuotas mūsų prisiminimuose, mūsų nervų sistemoje, mūsų kūno audiniuose. Ir kai mes ateinam į tokią situaciją, kai nekontroliuojam kažko, kai jaučiamės bejėgės, kai nežinai, kiek tau reikės laukti, kai tau kažkokie planai nepavyksta, kai tau ar skauda, ar fiziškai kažkas nutinka, ar negauni to, ko nori, mus trigerina ir mes jau nebesam suaugusios moteris čia ir dabar šitą momente, mūsų psichika visa nueina į mūsų praeitį, į kažkada, kada mes realiai ir buvom auka. Ir kuo labiau yra to neišprocesinto viso nervų sistemoje aukos jausmo, tų emocijų, tos energijos neišcirkuliuotos, tuo stipresnis tas aukos sindromas. Ne? Ir kiekvieną kartą, kai sukyla ta auka, vietoj to, kad, kodėl aš vėl nuėjau, kodėl vėl taip man nutiko, ne? Jau kai tai pradedam sakyti, jau liftu į apačią važiuojam. Bet vietoj to, tai įsivaizduoju, kad tai yra portalas į tavo išgijimą. Ačiū Dievui, kad atėjo kažkokie jausmai, kurių anksčiau nebuvo. Ir aš taip greitai išprocesinau
pracirkuliavau, po to vėl kažkokie dalykai atėjo ir nenuėjau šiam visiškai į tą auką. Kiekvieną kartą pastebėjau, nes tas kvietimas buvo, o bet pažiūrėk, kokia tu čia vargšė, bet tau čia reikia dar važiuoti kiek, tau tenais tas, gal reikėjo tau į kitą įtėnį, kur tenais viską būtų padarę, visokie tą dialogį, ar ne? Protas iškyla, bet tada, priglaudi tą savo dalį. Ir kai priglaudi tą savo dalį, tu neduodi tai aukai vairuotojo sėdynės ir važiuoti automobiliu, valdyti tavo gyvenimo, bet tu tuo pačiu ir neapsimeti, kad to nėra, nes kuo labiau apsimeti, kuo labiau bandai atstumti tą savo dalį, išmesti ją, tuo jinai labiau beldžiasi, nes jinai įsivaizduoja, kad turi tau žinutę. Ne, kaip vakar šnekėjom, ar ne, kad negali atstumti savo kažkokios dalies. Ir ypač tos aukos, kuo labiau bandai sakyti, ne, nebūk auka, nebagalvok, būk suaugus tą labiau, tuo ta dalis labiau skverbėsi. Tad nei šitas, nei tas būdas, nei būti tavo stipria tokia, nei visiškai, tapti ar ne vargšiuką kažkokia, ne, yra vidurinis būdas. Išvaikyti savo erdvę, pastebėti tą auką, duoti jai validacijos ir tuomet jau gali pasidalinti su kitu žmogum. Ir mūsų tai vidiniai aukai ir visoms mūsų sužeistoms dalims reikia būti pamatytoms. Mums reikia liudininko, mums reikia validacijos. Ir aš pati, mano pačiai darbas pirmai yra validuoti tą dalį, pamatyti, aš matau, kad taip jautiesi, it's ok, tu esi saugi, niekas dabar negresia, viskas ok, čia tiesiog nėra big deal, ar ne, gali to pačiu, kaip validaciją duodi, galbūt ir nusijuok, pažiūrėti su humoru į situaciją. Humoras apskritai mane išgelbė iš pačių turbūt tamsiausių gyvenimo situacijų, jeigu sugebi ar ne, visiškai toj tamsoj ir visiškam skausme surasti humorą, tai tas padeda išeiti iš to, ne? Ir jau kaip pati išprocesins, tada galiu pasidalinti su savo partneriu, ne? Tada pasidalinau, jisai man gražius žodžius pasako ir tas irgi padeda. Tad mums nereikia tik tais visko pačioms, viską pačiai pasidaryti, ne? Reikia kartais ar draugo, ar bendruomenės, moterų rato, ar coacherio, mentorės, ar dar kažko, kad irgi mus paliūdytų, pavaliduotų. Arba savo artimųjų žmonių. Pavyzdžiui, prisimenu, gal prieš kokį mėnesį buvo toks momentas, kai aš gavau tokią žinutę, tokias naujienas ir iš karto mane taip sutrigerino, aš parodžiau savo partneriui ir vietoj to, kad jis sakytų, ai, bet čia nieko tokio, čia išprocesing, žiūrėk geriau ir taip toliau, kur kai man žmonės šitaip sako, arba aš pati savo sakau, ta dalis dar labiau užsilieka ir užsilūpina ilgesnį laiką. Bet pamenu, ką jis labai puikiai pademonstravo, tada pasakė, wow, čia, sakai, it's a big deal, tu turbūt daug jausmų jauti dabar su šitu, visiškai so valid to feel this way. Ir jis, kai man validavo, man gal praėjo kokios 5 minutės, aš tam pakvepavau ir kažkaip tas padėjo susitaikyti, it's valid, yra tokia situacija ir tai automatiškai ateina, what's next? Bet aišku, jeigu būčiau pirmą kartą tokią situaciją procesinis, gal užtruktų ne 5 minutės, ar ne? Nes irgi aš jau daug metų darau šitus dalykus. Ir ką noriu pasakyti, kad kuo daugiau darai tų visų somatinių praktikų, panašiai, ką darėm vakar, ar ne? Bet jeigu darai kasdieną, kas savaitę, tie jausmai išsibaigia ir tos reakcijos nebe tokios stiprios būna. Bet kai mums duoda tą validaciją kažkas, ar pirmiausia mes pačios, arba duoda bendruomenė, ar ne, ar kažkokia moterų ratas, ar pavyzdžiui, jeigu prisijungsit prie iniciacijos, ar ne, aš tada visas 8 savaitės turėsim tą bendrą erdvę, kai galėsim dalinti savo išgyvenimais ir viena kitą, kai pamatom, tiek daug išgyjimo ir tiek daug magijos tame yra, nes visos esam viena kitos veidrodis. Ir jau daug metų vedu gyvai moterų, ar ne, coachingo programas ir dalinasi dažnai WhatsApp grupė ir ką aš girdžiu nuolat, kad ir man taip, ir man taip, ir man šitaip. Situacijos skirtingos, ar ne, kažkokios gyvenimiškos detalės kitokios, bet realiai jausmai tie patys. Ir kai tu pamatai, kad aš esu tokia kaip ir kitas, kad su manim nieko nėra blogai, aš nesu kažkokia brokuota ar kažkokia, nežinau, uniquely flawed, ar ne, kad tada atsiranda toks išgyjimas. Ir kai te pamato kitos ir validuoja, irgi nutinka toksai, vat, tarsi tas sluoksnis nusimeta ir pasidaro lengviau gyvent ir tada paleidi greičiau šitus dalykus. Tad visai, ką kviečiu prisiminti, kad reikia paliūdyti tą savo
vidinę auką ar kažkokius kitus nemalonius jausmus. Nenueiti į visiškai tą vat vaiką bejėgį, arba nenueiti tą stiprią moterį su šarvais, bet būti ta stipri, mylinti, atvira širdimi moteris, palaikydama tarsi savo vidiniam vaikui, vidiniai mergaitiai tą erdvę. Ir čia yra mūsų moteriška galia. Ne tas dalykinis kostiumėlis, bokso pirštinė ar herojaus apsiaustas, bet mūsų atvira širdis ir mūsų gebėjimas laikyti viską šito erdvėj. Visus jausmus, kurios iškyla. Visas savo dalis. Ir kuo mes labiau išplečiam tą savo indą, apie ką vakar šnekėjom ir išmokstam cirkuliuoti ir gebam laikyti visko, tuo labiau tampam tiek savo pačiai saugi erdvė, tiek ir kitiems žmonėms saugi erdvė. Ir čia yra mūsų galia, mūsų atvira širdis. Ir po visų mano šiandienos visų nuotykių gavos taip galiausiai, kad rentgenas parodė, kad nieko nėra, nes greičiausiai per mažas tas kalas, tada reikia daryti kompiuterinę tomogramą, bet čia jau nebebuvo laiko, man reikia grįžti, tai greičiausiai man ar už 2 arba rytoj, arba 24 ar 48 valandas sugrįžti, jeigu nepasibaigs pats, o žinoma nepasibaigs, nes aš pati jaučiu, bet jie, kadangi yra mažas kažkoks šapelis, bet aišku, jis trukdo ir nuryti visą ir visą kitą, tai gavos taip, kad ir nieko negavau, ko ėjau, nes gal, nu gerai, jeigu atkenti tiek laiko, tai bent jau sutvarko tau problemą, bet gavos toksai, okei, grįžau, bet grįžau besijuokdama eidama, nes tokia tragikomiška situacija, esu dėkinga, kad nėra kažkokios realios tikros sveikatos problemos, kai esu praėjus per realias sveikatos problemas ir galvoju tokia kaip ir metafora, nes kaip tik dar šį kartą darydama šitą vat, programos launchą ir tą nemokamą visą kursą, turėjau tokią intenciją, kad noriu gražiau šnekėti, noriu pasistengti gražiau, nes visai, ką lietuviškai šnekant anglicizmai kažkokie ateina, nes lietuviškai jau daug metų Lietuvoje, nežinau, kiek 17 metų negyvenu, o mano visos draugės lietuvės irgi negyvena Lietuvoje. Tai lietuviai ekspatai galbūt žino, turi savo kalbą, ar ne, kurioje įmestų visai ką angliškų žodžių. Ir viską, ką aš studijavau per daug laiko, visai ką anglų tik tais kalba. Tai ir mano ir apskritai savo gyvenime, savo šeimoje aš šneku angliškai. Tad toks persijungti reikia, tai galvoju, kai dar noriu gražiau šnekėti, ir noriu nenaudot kažkokių žodelių tarpinių ir dar taip toliau. Ir toks kaip, nežinau, simboliškai, gal dar reikės išprocesinti ir supras gilesnę reikšmę, bet teko padaryti su žuvies ašaka gerklėje visą šitą dalyką, ar ne? Bet net ir tas manęs nesustabdys, nes galvoju, okei, aš vis tiek iš šitą padarysiu kažkokią išminties pilną istoriją ir prisiminiau va tą savo mokymą, kad ir ką gyvenimas sviedžia, ar ne, ar tai sveikatos problemos, ar santykių problemos, ar su tėvais problemos, ar dar kažkas, iš viso to mes galim su savo moteriška galia alchemizuoti tai į dar daugiau meilės, išminties, galios ir visų kitų nuostabių jausmų ir panaudoti tai kaip širdies savo atsiverimą. Ir dar tokia įdomi situacija, kaip tik šią savaitę, kad pirmadienį grįžo po 5 savaičių atostogų su mama vaikai, nes konteksto, kas nežino, aš gyvenu savo partneriu, jis yra išsiskyręs ir turi 3 vaikus iš buvusios santuokos ir jie su mumis gyvena pusę laiko, tai 50-50. Bet jie buvo atostogose užsienį su mama ir grįžo ir mes su savo partneriu nusprendėm, kad mes tuoksime, šnekėjom apie santuoką ir visą kitą ir vaikams šitą papasakojom pirmadienį. Vaikai labai apsidžiaugė ir viskas fainai ir tasme jau mes 3 metus esam kartu ir mes šnekėjom daug apie vaikų auklėjimą ir kad aš labiau prisiimsiu šitą tarsi kaip ir ne mamos rolę, bet mes vadinam bonus parent, ar ne pamotė, bet bonus mama, ar ne. Ir apie tai visokius dalykus šnekėjom ir aš prisidėt, kad daugiau noriu. Ir mes šnekėjom vakar su mergaitė, vyriausiai dukrai yra 15, 14 bus 15 toj metų. Ir ten šnekėjom apie sveikatos kažkokius dalykus ir kaip tik laukiant priimamajam gaunu žinutę iš vaikų mamos, iš buvusios žmonos mano vyro. Ir kad tokia žinutė ganėtinai tokia aštri, kaip ne aštri, bet it's a request, not a threat, ar ne, tai ne, bet kitą kartą duodama man dukrai patarimus, pasitark su manim.
ne? Tai pirmas man toks, pirma reakcija gynybinė, bet aš norėjau tik tais gero, nieko aš blogo ten nepasakiau, nes jinai pati turėjo savo sveikatos problemų, ta mergaitė, tai ir toks pirma gynybinė reakcija, bet tada irgi išcirkuliavau, išprocesindavau, laukdama ten to X-ray savo. Ir tada galvoju, okei, yra galimybė mums dar labiau suartėti, nes mes jau norėjom labiau, kad ir būtų vienybė, ar ne, tam co-parenting, ar ne, nes vienos taisyklės turi kitas taisyklės, bet buvo tokie, vat, tarp jų šiek tiek, ne tai, kad nesutarimai, bet kažkoks toks, aišku, praeities visi dalykai atsispindi tame. Ir galvoju, okei, čia puikiai galimybė. Ir aš vietoj to, kad pasiaiškinčiau, kad aš norėjau tik tais gero, aš jai pasiūliau tą, aš nupirkau vitaminų, dar kažkokių dalykų, ar ne, vietoj to parašiau tiesiog labas tavo vardas ir tiesiog of course. Ir norėčiau aš labiau, galim pasišnekėti, norėčiau aš prisidėti dar labiau prie vaikų gerovės, ar ne, ar kada tau tiktų ir taip toliau. Ir pirmas toks atsakymas buvo, kad, ai, okei, gal ačiū, kad rūpinės ir visa kita, bet aš tada pakaučiau, gal galim susitikti kavos ir aptarti šitas detalės, nes aš pasakiau, kad aš noriu tavo vaikams to paties, ko ir tu nori. Kad jie būtų laimingi, kad būtų tas mental ir physical health, mažiau ekranų, nežinau, kad jinai nori mažiau ekranų ir aš taip pat manau, kad vaikams reikėtų mažiau ten skirti laiko ekranam, geriau akademinių visų pasiekimų ir taip toliau. Aš parodžiau, kad aš esu tavo komandų ir tada jinai pakeitė irgi gaidelę, okei, aš labai vertinu, okei, susitinkam ir eisi sekmadienį, pirmą kartą vienas su vienu esam susitikę, jau porą kartų buvę, bet vienas su vienu eisim kavos, ar ne, tai tas jaučiuosi irgi vietoj to, kad gynyba eitų, ar ne, nes auka, kai mes pradėjom ginti savo kažkokį požiūrį ar ten teisintis, jau mes atiduodam galią į savo rankas. Bet vietoj to parodo, okei, mes turim bendrą tikslą, nes aš myliu tos vaikus, aš noriu jų gerovės, let's get on the same team. Ir manau, iš to ne tik tais mano kažkoks gyvenime pagerės kažkas, ar ne, bet ir tas turi galingą ripple effect. Vaikam bus žymiai lengviau, nes kai vaikai jaučia kažkokį susiskaldimą, nors ir ne, to susiskaldimo nėra paviršiniam lygiai, ne, viskas yra draugiška ir taip toliau, bet kai yra kažkokie nesutarimai ar ten neišsiaiškinti dalykai, vaikai tą jaučia ir juos viduje efektuoja, nes jie turi 50% mamos, 50% tėčio, ar ne, savyje tos sąmoningumo, ar ne. Tai kai mes ateiname į vienybę, sujungia savo šeimoje vienybę, tada manau, kad ir bus tiek vaikam atsilieps jų gyvenime, ar ne, koks mažas toks tapimas. Tad esu labai dėkinga už visus šitus iššūkius, ar ne, ir kai pati moku, mane priverčia pažvelgti dar giliau ir dar labiau pritaikyti šitus dalykus. Ir pamačiau, kaip savo gyvenime tai veikia. Ir pasidalinau su savo partneriu, tai jam iš viso jam taip gera girdėti, kad jis labiau dar nori būti įtraukta, kad aš būčiau įtraukta labiau. Jis jaučiasi saugesnis ir jam gera, nes labai myli savo vaikus ir ta vat vienybė tokia šeimoje sukuria. Ar ne? Ir šitą kiekviena iš jūsų gali pritaikyti net tokiuose mažose situacijose. Kai pastebėt, ar ne, kažkoks trigeris yra, gynybiškumas iškyla. Arba nevertumas, arba nori pasiskūs kažką, arba dar kažką. Vietoj to, kad nueitum į tą auką, kaip maža mergaitė būdama, ar tą stiprią moterį, kuri tenai su šarvais ar ne, ir apsišarvavus visą. Ne, tu tiesiog moteriško gali išplėti savo širdį, atveri ir laikai erdvę viskam, kas vyksta. Ir gali paklausti savęs, ką labiausiai mylinti mano versija padaryti iš to situacijai. Kaip ta vat mano dalis, kuri yra atverta širdimi, kaip jį pasielgtų, ką jį pasakytų. Ir iš to ateina mums dažnai atsakymai. Ir kai mes esam ta vat stipri moteris, mes susidedam šarvus. Bet šarvai ir ribos yra du skirtingi dalykai. Ir dažnai šitas yra painiojama. Žmonės įsivaizduoja, kad ribas reikia nustatyti ir dabar tiek daug visokių pokalbių apie ribas yra, ne? Ir Instagram'e, ir TikTok'e visur nustatyk ribas, nustatyk ribas, nustatyk ribas. Bet turim suprasti tą subtilų niuansą, ne, tą skirtumą. Kuo skiriasi ribos nuo šarvų arba ribos nuo sienų, ne? Galim pažiūrėti metaforiškai, kad ribos yra tarsi tvora tarp kaimynų. Tu gyveni vienoje savo teritorijoje, kaimynas gyvena savo teritorijoje, jūs turit ribą, žinot, kur aš baigiuosi, kur jis prasideda,
kokios yra taisyklės, kas kurioj daly em, to sadina kokias gėles, ar ne, man patinka rožės, aš sodinu rožės, kas kaimynui patinka, tas jis daro, ar ne. Bet per tvorą mes galim komunikuoti, mes galim ateiti viens prieš kito, pasišnekėti, ar ne, ir mes esam ryšyje. Kai mes turim ribas, mes esam ryšyje. Aš įsakau, kas man tinka, kas man netinka, ir aš įsakau savo ribas ne tam, kad aš padaryčiau kažkokias taisyklės ir užkirščiau kelią bendrauti su tavim. Bet kaip tik man rūpi, kad mes išlaikytumėm tą santykį, tai vardan mūsų ryšio, vardan mūsų santykio, aš įsakau, kas man tinka, kas man netinka. Bet šarvai ar sienos yra kaip pastatytum sieną. Ar ne? Per sieną nebegali susišnekėti. Ir dažnai mes pradedam savo ribas, galvoju, kad aš nusistatysiu ribas ir nusistatom tokias sienas, apsišarvuojam ir neįsileidžiam kitų žmonių. Bet ribos pirmiausia turi prasidėti nuo savęs. Nes jeigu tu esi nuolatos aukoj, save pameti, savęs negerbi ir tada pradedi iš savo ego ir iš paviršiaus nustatyti ribos, dabar su manim taip nesielgsi, dabar to nedarysi, man su taip negalima, ne? Jau čia nebe ribas nustatai, o sieną. Tad pirmą turėtum nusistatyti ribas su savim. Išsiaiškinti, kas tau iš tikrųjų tinka ar netinka ir dalintis ne iš savo proto, ne kas teisinga, neteisinga, bet iš savo kūno ir iš savo širdies. Ir kad būtumėm savo galioj, turim mokėti savęs klausyti ir atpažinti, ką mūsų kūnas sako. Bet dauguma moterų gyvena atsiskyrusios nuo savo kūno. Disociacijai tokioj. Ir dažnai visa energija sufokusuota galvoj. Kodėl? Greičiausiai dėl to, kad esam jautrios, daug tų emocijų per gyvenimą buvo ir jas nežinai, kaip su jomis dorotis. Ir tam, kad neišprotėtum, ar ne, nervų sistema užšaudo viską. Apie tai vakar šnekėjom. Ar ne, kai tas namnes atsiranda, kai užsišaudo emocijos ir gebėjimas jaust ne tik tais nemalonius jausmus, bet ir malonumą. Ir kas dar tada nutinka, ar ne, kai atsiskiriam nuo savo kūno. Ta energija visai lieka galvoje, yra overthinkinimas, bandymas problemas išspręsti iš savo galvos, ypač tos, kurios buvo, nežinau, vaikystėje, paauglystėje, akademiškai labai sėkmingos, ar ne, kai sekės gerai mokyklai, po to savo karjerų, ir jeigu dirbi daug protinio darbo ir už tai gauni daug atlygio, daug validacijos, tada dar labiau įsisavina šitas, aha, tai aš iš proto galiu viską veikti, ar ne? Bet su tuo galim pasiekti kažkokių tik karjeros pasiekimų, intelektualiai kažką išmastyti, bet negalim pasiekti laimės, sveikatos ir išsipildymo tikro savo. Ir kas nutinka, kai tu atsiskiri nuo savo kūno, tu nebegirdi savo intuicijos. Ir tada ateina ir moteris galvo, nežinau, kas man patinka lovoj, aš nežinau, ko aš noriu, kažko lyg trūksta intymiam ryšiai su vyru, bet nežinau nei kaip paprašyti, nei ko aš noriu, nei kas įmanoma. Nes moteris kai kurios savo net anatomijos pačios nepažįsta, nežino kur jų ar G taškas, ar gamdos kaklelis, ar dar kažką, bet tikisi, kad vyras ateis ir viską žinos, bet pačios savęs nėra įsitirnėjusios ir nepažįsta savo audinių. Taip pat ateina kažkoks pašaukimo trūkumas. Žinai, manęs moteris klausia, ar Instagram'e, ar klientės ateidusios, ar e-mail'u, ar ne. Koks mano pašaukimas? Manęs darbas nebetenkina, ką aš turėčiau daryti su savo gyvenimu. Liktais jaučiu, kad turiu daugiau potencialo, bet nežinau, ką daryti. Ar ne? Ir to negali išmastyti savo galvoj. Nes mūsų pašaukimas, mūsų tas sielos kelias ateina tada, kai mes pasiemam galią į savo rankas ir ką tai reiškia, kad įkūnijam tą. Kad pajungiam tiek savo protą, tiek kūną, tiek širdį, tiek iščias į vienį. Ir tada gali įsiklausyti ir tavo kūnas tau pasakys, kas tau tinka, kas tau netinka. Ir išbandyti turi vienus dalykus. Tada prašai, pasimeldi ar ne, kažkokio vedimo ar stiprybės. Tada ateina kažkokie sutapimai laimingi, ar ne, sutinki vieną žmogų, ar pabandai kažkokį kursą. Vienas dalykas veda prie kito. Ir kai esi savo kūne, kai pilnai perini iniciaciją ir būni savyje, tada šitas žinojimas ateina. Štai aš niekada niekam negaliu pasakyti, ar ne, iš kažkokio
nežinau, 5 minučių pokalbio ramiai, ar ne, koks tavo pašaukimas. Aš nežinau, koks tavo pašaukimas, bet aš žinau, kaip tave sugražinti į savo galę, į savo kūną, pajungti savo nervų sistemą, savo pasąmonę, savo iššią, savo širdį ir tada tas žinojimas ateina. Ne galvoje, bet per visą mūsų kūną. Ir taip pat, kai yra tas atsiskyrimas nuo kūno, tada sunku ir išgirsti, ko reikia tavo kūnui, kokių maistingų medžiagų, kaip tau reikėtų valgyti, kad būtų optimali sveikata. Aš anksčiau daugybę metų praleidau, beje, studijavau prieš jau 15 metų holistinę, kaip čia, holistic nutrition, esu užbaigus tos sertifikatus visus ir advanced holistic nutrition ir studijavau ir viską iš proto bandžiau tada susidoroti su savo ta problema, kai turėjau anksčiau labai daug viršsvorio ir emocinį valgymą ir galvojau, man reikia tiesiog surasti mitybą ir bandžiau tą protų per akademinės visas paieškas surasti, kaip man reikėtų valgyti. Ir tuo metu atradau ir mano protui atrodo, kad reikia veganiškai valgyti. Ir per daug metų to viso veganizmo išsivysčiau nepakankamumų visokių maistinių medžiagų, hormonų problemos, kurios po to sukėlė gimdojų miomą ir taip toliau. Ir pasigadinau savo sveikatą, nors iš geriausių intencijų, bet neklausiau savo kūno. Bet kai pradėjau tik klausyti savo kūno, 2017 metais, kai vyko galingas pokytis, tada man kūnas pasakė, ne, tau nereikia būti veganė, tau reikia kiaušinių, tau reikia steiko ir tu atrodo, čia būsiu kažkokia kriminalistė, jeigu suvalgysiu, jau tenais kriminalą padarysiu, ar ne, jeigu suvalgysiu to, bet tada pradėjau kitaip visai žiūrėti savo kūną ir įsiklausiau ir pradėjau valgyti mažiau, bet kokybiškesnių dalykų ir kūnas pasako, ko reikia, ko nereikia. Žinoma, ir pasitelkiau ir specialistus, ir dirbau po to su nutritionist, bet ne tam, kad pasakytų man, kaip reikia, bet kad padarytumėm atitinkamus tyrimus, parodytų, kas ko trūko, per daug metų padarytą žalą, ar ne, ir kaip hormonų savo sustvarkyti. Ir dabar jaučiuosi, bus to 40 metų, bet jaučiuosi sveikiausia, energingiausia, kiek esu per savo gyvenimą buvus. Bet tai nėra tik dėl to, kad suradau kažkokią tinkamą mitybą, ar ne? Taip tas prisidėjo, bet išmokau klausyti savo kūno ir pajungti taip pat šitą erotinę, seksualinę taip pat energiją cirkuliuoti savo kūne. Ir visos tos praktikos perimas per iniciaciją pradeda save padėti išgirsti. Nes jeigu mes tik tai savo galvoj bandom išsiaiškinti ar savo pašaukimą, ar tinkamą mitybą, ar sporto planą, ar santykį, ar šitas vyras man tinka ar netinka, tol mes lūpinsim savo galvoje pliusai, minusai. Bet kai ateini į savo kūną, tas žinojimas ateina iš vidaus, tarsi savo kauluose, žinai. Ir tikiu, kad visos esat patyrusios savo gyvenimą kažką tą tokį žinojimą, kurio negali paaiškinti logika ir protu, tiesiog žinai, kas tau tinka, kas tau netinka. Bet tuomet iššūkis yra pritaikyta į savo gyvenime. Nes dažnai moteris irgi išgirsta intuiciją, kūnas tarsi kažką sako, bet jeigu tu to nesiklausai ir neįgyvendini, kitą kartą pradeda tyliau sakyti, tyliau, o po to ir nutyla. Ir po to, kai moteris sako, nebegirdžiu savo intuicijos. Kodėl? Nes nesiklausai ir nenustoja tau skambinti. Aš esu dalinusis jau anksčiau ne kartą tokį irgi metaforą, ne, jeigu tau tu skambini savo draugiai, jinai nekelia, skambini vėl, nekelia ir skambini ir po kelių mėnesių greičiausiai ir ten savaičių nustosi skambinti. Ar ne, nes okei, nebekelia. Tai lygiai taip pat ir intuicija tau, ne, bando tau kažką pasakyti, bet jeigu tu nesiklausai, neįvykdai to, galiausiai nustos tavim kalbėti, nes tu nesiklausai. Ne, bet tai jogi ta intuicija yra tas gilesnis žinojimas, kuris ateina, kai mes pajungiam online savo visą kūną. Ir kai nėra to attunement, ar ne, to girdėjimo savęs, mes tada išvystom kartais prisirišimą prie dramos ar prie buvimo auka. Nes moteris, kurios nėra pilnai savo kūne, dažnai sumaišo tą stimuliaciją, kuri ateina iš aukos, tas instant gratification, tą energiją, kurią iš karto gauni, tas streso hormonai, kortizolis, adrenalinas kūne, supainioja tą su gyvybinė energija. Ir mes ilgimės būti gyvos, kad jaustumėmės gyvos, pakylėtos ir kai yra tiesiog ramybė, tas nieko nevyksta,
Mūsų nervų sistema nesijaučia saugiai ir ieško jau pasąmoniškai, kai kurios gal ir sąmoningai, kur čia sukelt kažkokią dramą, nes ta drama iššaukia kortizolį, adrenaliną, gaunam energijos pliūpsnį ir tuo metu, ar ne, instant gratification, tas pasitenkinimas trumpuoju laikotarpiu. Bet kai mes pasiskolinam iš savęs tą energiją, nes adrenalinas, kortizolis, jie nesukuria naujos energijos, jie tik iš organizmo pasiskolina, pasiema tuos resursus, o kas po to vyksta, reikia sumokėti kainą. Nes po tokio dirbtinio sukėlimo, ar ne, tos vat aukos, audros, dramos, ateina nuosmukis. Ir ateina nuosmukis, ar ne, pabūni tada nuosmukiam, tada vėl kažko reikia ir tokie vat linksmieji kalneliai ir gaunasi. Bet kas įvyksta, kai yra linksmieji kalneliai? Išsekina mūsų nervų sistemą. Ir tada atsiranda kažkoks perdegimas, išsekimas. Ir tada įsivaizduoja žmonės, kad per daug dirbu. Bet mes nepavargstam nuo darbo. Mes pavargstam nuo to, kai nedarom pakankamai, kas mus pripildo, kad nuo tą mūsų vidinį puodelį. Arba pavargstam nuo prokrastinacijos, nuo to atidėliojimo. Arba pavargstam nuo to pasipriešinimo. Ar nebuvimo su savim, arba tų vat emocijų, kalnelių, išsekina mūsų organizmą. Tai ne pats darbas išsekina, bet mūsų tos dramos, atidėliojimas ir neprisipildymas savęs. Tuo tikrų gėrių, kuris yra ne kaip aukštieji kalneliai, ne drama, ne tas hai, kur patiri, ar ne, ar tenais per kažkokias patirtis, ar meilė nauja, ar dar ten ceremonija ayahuaskos, ar dar kažkas, o, wow, dabar viską supratau, ar ne. Kartais reikia mums ir šitų dalykų, bet jeigu tai tampa priklausomybė, jeigu tau reikia nuolat čeisinti kažkokias naujas stiprias patirtis, kviečiu pastebėti ir žinot, kad tai greičiausiai yra tavo nervų sistema yra išreguliuota. Ir kai nervų sistema yra nesusireguliavusi, tai tas poilsis arba nieko neveikimas mum jaučiasi kūne kaip grėsmė. Ir tada prasideda kaltės jausmas, tą pačią save praplakti, dramą kurti pasąmoniškai arba ieškoti kažkur lygioj vietoj dramų su savo ar vyru ar dar kažkokiais kitais žmonėm arba savo galvoje kažką kurti. Kodėl? Nes nesam pilnai savo kūne, nemokam sureguliuoti savo nervo sistemos. Tad, kad mes pritaikytumėm tą įrankį, ne, tą liftą kilti į viršų, taip pat ir reikia norėti būti ramybėj. Norėti, kad ta ramybė taptų tavo bazinė mūsų būsena, default būsena. Nes kol bus tas prisirišimas, ar ne, tol gali prisiminti tą įrankį, bet vis tiek noras nueiti į tą vat instant gratification, gauti va tos energijos iš adrenalino, kortizolio bus stipresnis. Bet tada turim atsitraukti, padaryti tokį zoom out ir labai įsivertinti, kas iš tikrųjų man yra svarbiau. Ar tuo momentu gauti kažkokios vat energijos, dopamino hitą ir kad ego pasijaustų, va, aš teisi, bet aš geriau žinau, ne? Kai man šiandien buvo galimybė, aš galėjau savo vyro buvusiai žmonai parašyti, bet aš tik tai sai norėjau nupirkti supplements, ar ne, ten sveikų, bet čia pačios geriausios sudėties ir dar kažkokių dalykų, aš tik gero noriu, ne? Tai būtų tiesa, bet kokia mano intencija yra? Apsiginti. Ne? Ir iš to gauni tą dramą, kortizolis, bet aš teisai, jinai neteisai, jinai nesupranta, ne? Bet kas laimi? Niekas. Ir aš pralaimiu, jinai pralaimi, vaikai pralaimi, mano su vyru santykiai pralaimi, ar ne? Aišku, ne pilnai pralaimi, bet tuo momentu energijos tikrai dažnio niekas nepasikelia nuo šito. Bet vietoj to mes galime nuspręsti, ko aš iš tikrųjų noriu, kokia yra mano vertybė gyvenime. Harmonija, meilė, galia, atvira širdis. Aš galiu atverti savo širdį ir galiu mylėti tiek ją, tiek jos vaikus, ne, ir manyje telpa visą tai. Man nereikia būti teisesne ir paimti ego kažkokį viršų. Ir kai pradedam labiau gyventi šitam ir kai pamatai tą pozityvų rezultatą, tada dar daugiau atsiranda motyvacijos. Pati pradžia gal yra sunkiausia, nes, kaip sakoma, ne, old habits die hard. Jeigu esi pratus visą gyvenimą nueiti į auką, pačioj pradžioj bus sunkiausia. Bet labai labai kviečiu sau tiesiog duoti tokį pažadą, ne, išbandysiu savaitę laiko.
arba 2 savaičių eksperimentą padarysiu. Jeigu po 2 savaičių nepamatysi pokyčio, it's okay, visai ką gali grįžti į savo aukos tą mechanizmą. Jis niekada nedings. Lipto mygtuką žemyn, visai ką egzistuos, visai ką gali sugrįžti. Bet padaryti kviečiu eksperimentą. 2 savaitės kilti į viršų, išcirkuliuoti emocijas, atverti savo širdį, palaikyti erdvę savo vidiniai aukai, vidiniai sužeistai mergaitėjai. Ir pažiūrėti, kas bus tavo gyvenime. Ir tas priminimas dar, kad liftas, važiavimas į apačią dažnai pasireiškia mūsų tiesiog negatyvio dialogų galvoje. Tas evil speech, ar ne, turi galę, nes mes taip kuriam savo realybę. Ir kviečiu pastebėti irgi, na, kiek dažnai pradedame mes kažką teisti savo galvoje. Save, vienos labiau linkusios save teisti ir plakti, matyti savo kažkokius trūkumus, ką aš netai padariau, reikėjo tą daryti, ką aš turėčiau daryti, nedarau, atidėlioju, dar labiau save plaki. Kitos fokusuojasi labiau galbūt arba skirtingais gyvenimo etapais, ar ne, į negatyvumą ant kitų žmonių. Bet jinai kaip daro, jinai neteisingai gyvena. Arba irgi dvasiniu keliu einant, ar ne, būna tokį per etapą žmonės pereina, kai pradeda teisti kitus, kad kiti nėra pakankamai nušvitę ar nubudę ar sąmoningi ar dvasiški. Tai yra toks pasakymas, kad jeigu jautiesi, if you feel superior because you're awake, you're still asleep. Ne? Tai pamatyti, jeigu yra negatyvumas, kad, o, kodėl ten mano mama netokia sąmoninga, ar kodėl jis ten nemedituoja, kodėl tokių knygų neskaito, kokie tenais yra ten tie praščiokai, ar nesąmoningi, ar tenais nesąmoningai gyvena, ar ne, pastebėt ir atsisukt veidrodį į save. Ne? Nes ta negatyvi kalba, ar su savim savo galvoj, arba kažkokie apkalbinėjimai su kitais žmonėmis, niekur gero nenuveda, nieko iš to nelaimėsi, nors tuo metu instant gratification ateina, ne, tas vat pliūpsnis energijos, kai pasišneki su savim galvoji, pateisi kitus, arba su kitu susitikus pakalbi, kaip ten tas neteisingai gyvena, ar daro, ar dar kažką, ar ant socialinių medijų, ar dar kažkur. Kas nukenčia? Tik tais tu. Tada apkalbinėjimas, ar tiek savo galvoje, ar su kitais žmonėm, tai yra kaip gerti nuodus ir tikėtis, kad kitas žmogus numirs nuo tų nuodų. Ne, bet nukenčiam tik tais pačios. Tad irgi tam eksperimente 2 savaičių, kurios ryšys tą padaryti, ar ne, ne tik tais, kad kilt visur liftu į viršų, bet dar ir prisiminti šitą dalyką ir negatyviai nešnekėti nei su savim, nei su kitais žmonėm. Ir bus kartais iškyla, nes dažnai girdžiu, kai pradeda žmonės, aš neįsivaizdavau, kad aš tiek teisiu kitus, aš neįsivaizdavau, kad aš tiek auka būnu, neįsivaizdavau, kad pas tave tiek negatyvumo. Tai jeigu iškil šitas, it's okay, aiškiai, esi tiesiog žmogus savo kelioniai, ne, ir čia nėra kažkokio olimpinio ar ne žaidynių, kas yra mažiau negatyvus, kas tenais pasiekęs daugiau, ne, tiesiog pastebėti savyje ir nuspręsti sugrįžti tą šviesą, sugrįžti į pozityvumą. Ir kaip tai gali padaryti, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, negatyviai pradedi šnekėti apie savo kažkokią pažįstamą. Pagauni save ir nusinti ją į meilės ir tą linkėjimą, ko jai reikia, ar ne. Jeigu jinai ten neteisingai su savo vyru elgesi, ar ne, arba neteisingai, ar nežinau, yra vieniša ir nesusiranda vyru ir tu žinai, kodėl jinai nesusiranda, nes jinai neteisingai kažką daro. Vietoj to, kad tenais ją teistum galvoj, nusinti į palinkėjimą, jai suras besąlygišką meilę, surasti savo soulmate ir kad jinai būtų pati laimingiausia. Jeigu kažkas dar kažką daro, nežinau, ten su pinigais palinkėti jam besąlygiškos gausos. Ir tiesiog su savo linkėjimu mes nuimam tą burtą negatyvų, ar ne, tą spell ant savęs, tą prakeiksmą, ar ne, nes kai mes šnekam negatyviai apie kitus žmonės arba apie save, mes realiai metam negatyvius burtus, prakeiksmą ant kitų. Bet su pozityviais dalykais, su siuntimu geros energijos, gerų linkėjimų, mes atimam tos burtus ir kaip tik savo gero palinkim, ar ne? Nes ko linki kitiem, tas viskas sugrįžta pas save. Ir dar ar ne, jau paminėjau apie tą, kad moteriškose sistema kartais supainioja tą stimulaciją, tą norą stimulacijos, ar ne, ir tą dramą su gyvybinė energija.
Tai va šitą svarbu pastebėti ir kai kurios galbūt net nesat patyrusios, ką reiškia turėti iš tikrųjų tą gyvybinę energiją, kuri ateina iš sureguliuotos nervų sistemos, iš ramybės, iš išsimiegojimo. O, wow, net ferverkai kažkodėl. Kai išsimiegi ir ta gyvybinė energija ateina iš vidaus, ne iš to dramos, ne iš high, ne iš excitemento, bet iš tokio ramaus būvio, bet tas ramumas nėra nuobodus. Ir aš dar prieš daug metų tą patį turėjau išmokti savo meilės ryšiuose, nes anksčiau žinodavau, kad tik tais arba nuobodu, arba ten jau kalnelį, excitementas ir jau tenais ir nerimas, ir po to nuosmukis ir taip toliau. Ir atrodo, kad ai, ramų santykiai būtų nuobodus. Bet kai pati išgyriau savo nervų sistemą, kai susireguliavo mano vidus, dabar buvimas santykiuose, tokiuose saugiuose, visiškai nėra boring. Nėra nei akimirkos, kada boring, nes tu esi tiesiog kaip su savo geriausiu draugu visą laiką. Ir kartais aš prilyginu tas jausmas santykiuose dabar, kai būtum sleepover su savo geriausia drauge, ar ne, kai ten, nežinau, mokyklai, paauglystės laikais ten išleidė savaitgalį ar ne, tėvai ir išvažiuoja su savo draugė. Tai toks jausmas, visai kad toks excitementas, bet tas sleepover niekada nesibaigia, nes esi tavo žmogus, tavo namai, jūs kartu esat namuose. Tai va tas, bet tas ateina ne iš tokio high, kad pasikeitimai, aš to pasiilgsiu, ne, ir kai mes nesam kartu, man vis tiek ramu, nes aš žinau, kad yra saugus santykiai. Tai nėra tų kalnelių, bet anksčiau būtų tokie santykiai, man atrodo, kad nuobodu, nes esu buvus 10 metų santykiuose, kur buvo nuobodu, bet pati kitur excitementą tą savo gyvenimą gaudydavau ir nebuvau pilnai išgyjus. Ir dabar, kai supranti, kad ta gyvybinė energija neturi ateiti iš to stimulo, kortizolio ar dar kažkokių tų vat, hormonų, bet gali ateiti per tokią vat, ramybę ir saugumą. Ir kuo labiau esi tam ramybės ir saugumo, tam toj būsenoj, tuo dar jinai pasidaro, dar ramesnė ir ateini tarsi dar kažkokį saugumo sluoksnį, nežinau, tarsi nusimeta kažkas ir dar viskas pasidaro, taip dar širdis labiau atsiveria. Nes kad širdis atsivertų, mes turim jaustis saugiai. Pirmiausia, pačiu su savim ir tada galim tą saugumą sukelti su kitais žmonėm. Ir paskutinis dalykas, kurį paminėsiu, kad po to giliu dramos ar stimulacijos poreikiu yra kitas mūsų poreikis. To saugumo, besąlygiškos meilės ir to norėjimo tiesiog lean back, tiesiog atsiremti į kažką ir būti visiškai pamatytom, suprastom, validuotom, paliudytom ir palaikytom, visiškai mylimom. Ir šitas yra moteriškas poreikis, kurį giliai, manau, kiekviena moteris turi. Mes norim tiesiog galėt atsilošt, nusimest tą savo šarvą, būt matomos, išgirstos, gerbiamos, palaikytos. Tiesiog pasakyti, it's okay, I've got you. Šito jausmo noriu. Bet kol mes esam auka arba tos stiprios apsišarvavusios moteris, mes negalim to įsileisti. Ir mes, kol nesijaučiam vertos, kai aš nesijautau verta, kad aš galiu tiesiog atsilošti ir būt pamatyta, palaikyta ir kad man nereikia dirbti, kad užstarnaučiau tos meilės, ne? Kai aš pajutau šitą, tada supratau, kad man nereikia būt auka. Ir supratau, kad tas aukos sindromas, tiek pas mane, tiek pas visas turbūt moteris, ateina tada, kai mes giliai nesijaučiam, kad aš tiesiog negaliu paprastai paprašyti meilės ar to, ko aš noriu. Kad aš nenusipelnau, kad mano visi norai ir poreikiai būtų patenkinti tiesiog. Ir kad tada turiu pavaidinti, kad yra taip blogai, kad kažkas man duotų validacijas ir meilės ir pasirūpintų manimi. Ar tai būtų partneris, ar draugė, ar mama, ar dar kažkokie kiti žmonės, kad aš turiu nuot išpūsti viską ir vaidinti tą, ir kad ateitų mane kažkas išgelbėtų. Nes kitaip negausiu meilės. Nes kurį laiką tik taip ir žinojau, kaip gauti tą meilę. Bet buvimas auka ir bandymas, kad mūsų norai, poreikiai būtų patenkinti per tokią strategiją, tai yra manipulacija. Ne iš blogo, ne, mes nenorim manipuliuoti kitai žmonėm kažko blogo jiem padaryti. Bet kažkas buvo mute.
bet tiesiog kitaip nežinom ir tai automatiškai įeinam į tokį režimą. Bet kai tu pereini iniciaciją, kai tu išmoksti ir prisimeni savo tikrą galią ir savo tikrą savivertę, ir kad tau nereikia nieko manipuliuoti, nei realybės, nei kitų žmonių, nei savęs, kad gautum to, ko nori. Kad tu gali tiesiog paprastai ir normaliai pasakyti, ko tu nori, ko tau reikia, neužmetant kažkokios kaltės ant kito žmogaus, neprovokuojant, neiššaukiant gynybiškumo, nes tas gynybiškumą mes iššaukiam, kai mes iš aukos dalinamės. Užtat moteris kartais sako, o aš paprašiau savo vyro, ko aš noriu, bet jis susitrigerino, galvoja, kad jis nėra pakankamas. Galiu garantuoti, 99 kartai iš 100 tokių atvejų bus, nes prašai iš aukos. Kad ir kaip nuteiktas balsas būtų, kad ir kaip gražiai pasakytum ir labai su sąmoningom formuluotėm, bet jeigu energija yra iš trūkumo, iš aukos, tokia dažnai ir būna reakcija. Bet ir tu to negali suvaidinti, tai vėlgi yra mūsų signalas. Užtat tu turi pereiti per iniciaciją, per savo kūną, išprocesinti tuos dalykus ir tada ateina tokia vertė, kurios negali nei suvaidinti, nei atimti nieks iš tavęs negali. Ir tada jautiesi verta meilės. Ar tai būtų tiesiog paprašyti, kad partneris kiekvieną vakarą prieš miegą galvą kasytų, nes man, pavyzdžiui, labai patinka, kad galvą ir nugarą kasytų ir anksčiau jausdavausi, o aš čia būsiu per daug kažkokia princesė. Paprašiau ir išaiškinau, kodėl man tai yra svarbu ir dabar tą gaunu kiekvieną vakarą prieš miegą. Ir kai prašai iš tokio džiaugsmo ir ta, kad kitam žmogui yra garbė ir privilegija išpildyti, tada ir kitam suteiki tu galimybę turėti dar daugiau ryšio. Nes jeigu manęs kažko partneris, pavyzdžiui, paprašo, ar ne, kažkas jam yra svarbu, man gera duoti, aš irgi mėgstu duoti, jeigu paprašo jam kažkas patinka, okei, man exciting, ar ne? Bet jeigu mes irgi kartais bijom prašyti, nes galvom, o būsiu našta kitam žmogui. Bet tas naštos naratyvas galvoje yra tada, kai yra, mes esam dar aukoję, tos dalys yra neišgydytos ir mes nesijaučiam vertos. Kad aš esu verta visos meilės, visų mano norų, poreikių patenkinti, kad viskas būtų patenkinta. Tai nereiškia, kad 100% visi mano norai ir poreikiai yra patenkinti tada, kada aš užsimanau. Ne, nes aš gyvenu su kitu gyvu žmogum, su savo visa istorija ir nervų sistema ir taip toliau. Bet kai aš žinau, kad ar jis man kažką atlieps iš karto ar ne, kad tai nepaveikia mano savivertės. Tai nepasako, ko aš verta, ko aš neverta. Ir tada aš galiu ramiai paprašyti, jeigu gaunu kažko, į vainai, jeigu negaunu, reiškia vėliau gausiu arba negausiu. Jeigu jaučiu nusivylimą, it's ok, išprocesinu nusivylimą ir sugrįžtu į savo centrą. Ir kai gyvenam šitaip, tada viskas pasidaro žymiai lengviau. Ir kad ir kokius iššūkius gyvenimas viedžia, ok, bring it on. Aš vis tiek paimsiu viską ir alchemizuosiu. Dar daugiau meilės, galios ir išminties. Tai to visoms ir linkiu ir labai labai kviečiu tą bent 2 savaičių eksperimentą padaryti ir pažiūrėti, kaip seksis. Tad šita mūsų nemokama kurso dalis čia baigėsi, bet dar noriu pasidalinti tom, kurios nori keliauti toliau, nori eiti giliau ir nori praeiti per tą iniciaciją. Ne, nes dabar išgirdot per šitas 3 dienas daug konceptų, kuriuos pritaikysit, kažkada veiks, kažkada dar pastriksit, ne, viskas yra natūralu, čia negali tiesiog per 1 dieną arba per 3 dienas visko pakeisti, visų senų įpročių. Bet einant per šitą kelionę kartu, darant šitą darbą kartu, bendruomeniai, dalinantis ir kai pamatom, paliudijam, išgirstam vieną kitą, tas pokytis gali žymiai greičiau įvykti. Ir tada toj moteriškoj energijoj, moteriškoj visoje seserystėje mūsų viskas maloniau ir smagiau vyksta. Tad šita iniciacija ir buvo sukurta su šita intencija, ar ne, padėti moterim praeiti per vidinę tą kelionę, vidinę iniciaciją, kad tai nebūtų vien tik tais konceptai galvoje, bet tai būtų mūsų įkūnyta patirtis. Jau žinau, kad nemažai iš jūsų, bent 45, kaip paskutinį kartą tikrinau, jau esat prisijungusios prie šitą kursą, tai labai labai džiaugiuosi ir labai labai kviečiu tos, kurios nori šitą
ką apie šnekėjom 3 dienas, ar ne, kad įtvirtinti, įgyvendinti ir ne tai, kad per daug metų, ar ne, bet per 8 savaitės bus toks galingas tarsi kvantinis šuolis, nes turėsim galimybę greičiau, kadangi visos kartu darysim ir bus daug praktikų, įgyvendinti ir įkūnyti tą. Ir yra 4 temos, kiekvienai temai bus skirtos 2 savaitės, turėsim kiekvieną savaitę po sesiją. Bet prasideda visas kursas rugsėjo 9 dieną, už 2 savaičių ir kiekvienas antradienį sesija vyks kiekvieną savaitę po maždaug 1,5 valandos. Ir pirmos 2 sesijos yra apie baimės ir galios alchemiją. Tai reiškia, iš baimės alchemizuojam visus jausmus į savo galę. Ir tai bus labai tokia somatinė patirtis, taip pašnekėsim giliau apie kokius konceptus, apie baimę ir surasim net tą baimę savo viduje ir turėsim ilgesnę praktiką. Vakar turėjom 12 minučių praktiką, kur ir taip daugam buvo gili patirtis, tai įsivaizduok, jeigu darai 40-50 minučių tą, gali nueiti dar žymiai giliau į savo visus sluoksnius. Ir taip pat turėsim antrą savaitę integracijos sesiją, kur turėsim trumpesnę šiek tiek praktiką, klausimų atsakymų bus vieta ir taip pat coachingas ant gyvos, ant karštos kėdutės bus galimybė. Neprivaloma, žinoma, niekas, neprivaloma nei klausimų, bet bus galimybė. Ir jeigu bus ar daugiau klausimų, ar daugiau norinčių, tai sesija galbūt ir bus ilgesnė, aš nelimituoju niekada, kad tada ir tada baigėsi, ar ne, baigės tada, kai procesas užsibaigė. Tai priklausomai, kiek jūsų bus, kiek norės, atsakysiu į visų klausimus ir kai kuo galėsiu, tuo labiau palaikysiu visas esančias to erdvėje. Tuomet antra mūsų tema, kur bus 3-4 savaitė, bus apie erotinį, antra, atsiprašau, bus rite of passage, tai tos pereimo apeigos, ne, kur taip pat bus mūsų ceremonija, nes turim tuos dalykus pereiti ir patirti savo kūno, ne tik per somatinės praktikas, bet bus ir namų darbams padaryti ritualą, sudeginti, palikti, padaryti offering, kaip nežinau, reikės lietuviškai išsiversti, šamaniškas bus ritualas, kaip palikti savo tas senas dalis, atiduoti jas žemėj, ugniai, kitiems elementams, kad nebesineštume mes į savo ateitį. Tai bus toks gilus dvasinis procesas ir taip pat susijungimas su savo tom aukos vidiniam dalim ir vidiniam sužeistom mergaitėm. Ir vėlgi bus integracijos sesija ir tuomet 3 sesija bus erotinis, 3 tema, tai yra 5-6 savaitė, erotinis intelektas, kaip išmokti cirkuliuoti savo seksualinę energiją, naudojant tao praktikas, iš senovės Kinijos, kaip aktyvuoti tą savo vitality, savo tą gyvybę, ar ne, kaip būti gyvai ir kad tas mūsų orgazminė seksualinė energija mus maitintų. Bet kai mes pripratinam savo nervų sistemą prie šitos tos energijos, to nuolatinio tokio malonumo savo kūne, mums nebereikia vaikytis tos dramos, tų aukos, kortizolio, adrenalino, highs and lows, nes šita vat maloni erotinė seksualinė energija, tai nėra apie seksą arba tai nešnekėsime mes apie seksą, nei apie pozicijas, nei kaip su vyrais elgtis, ne, tai yra apie mūsų pačių kūną ir cirkuliaciją bus. Ir kai tu pajungi šitą ir praktikuoji, tada ta energija pasidaro tokia, jinai rami, bet maloni, sunku paaiškinti, reikia patirti šitą. Tokia visai constant low high, ne tai, kad low high, bet nebėra tų linksmųjų kalnelių, tiesiog visai ką gera būti savo kūne. Ir paskutinė mūsų tema bus grožio burtai ir flirtavimas su realybė, tai tokia smagi sesija, kur išmoksim irgi kaip priimti iš kitų žvilgsnį, priimti iš kitų energiją ir meilę ir komplimentus ir energiją ir taip pat kaip duoti ir kaip įvaldyti tas energijas magnetiškai dirbti su tuo. Ir taip pat kaip flirtuoti su realybė, ne, nes kai mes randame tą vat, džiaugsmą, flirtą, moterišką malonumą, tada galim ir kurti savo realybę. Ir kai esam kūrėjas energijai, mes nebesam aukos energijai, nes auka ir kūrėja yra skirtingi dvi polio šakos. Tai labai labai kviečiu ir beje primenu, kad tos, kurios prisijungs iki šio vakaro, vidurnakčio yra 30 minučių coachingo sesija su manim. Tuoj pasidalinsiu linką, kas dar neturi. Ir dar vienas dalykas. Taip, tai chatbox'e pasidalinau linką.
Mm. Tuoj. Em, konkursas. Tai tos, kurios atsiuntė savo įrašus, kodėl turėtų būti šitos konkurso laimėtas. Ačiū labai visoms. Ne visoms atrašiau, net rašysiu, nes šiandien buvau visoj šitoj situacijoje, laukiamosiose ir ligoninėse, ne, bet gavau, perskaičiau jūsų laiškus, labai labai ačiū. Tai tos, kurios dalyvavo tam pirmam konkurse, kur gauna 2 savaičių intensyvų coachingą, viską peržiūrėsiu, nuspręsiu šiandien vakare, rytoj ryte ir rytoj po pietų paskelbsiu laimėtoją. O kitas konkursas yra tos, kurios neprivalo būti kiekviena gyvai kiekvienoje sesijoje, gali ir žiūrėti įrašus, bet turi pasidalinti Instagram'e savo kažkokią įžvalgą ar mintim, ar kas rezonavo, kas palėtė ir pritaginti mane, mano lietuvišką akantą Instagram'e @aušaky.lt ir atsiųsti man laišką mailu, kodėl turėtum laimėti šitą konkursą. Ir šitas konkursas antras tęsis iki rugsėjo 9 dienos. Tai kiekviena, kai kartą atsiunčia man įrašą, aš užfiksuoju, užsirašau, įsidedu į sąrašą ir tuomet paskui jau po 2 savaičių nepilnai nuspręsiu, kas laimės tą antrą konkurso dalį. Ir kartais žmonės galvoja, kad ai čia ar ten viena sesija, arba kad ir 30 minučių sesija, bet tos, kurios yra patyrusios, esu girdėjus šitą daugybę kartų, kad wow, per 30 minučių daugiau sužinojau, negu kad tenais per daugybę terapijos sesijų, nes mes einam giliai. Per 30 minučių yra tik pasišnekėjimas, mes nedarom somatinių praktikų, bet per 90 minučių sesiją tai darom tiek su dvasiniais reikalais, su astraliniu, dvasiniu tuo realm dirbam, tiek somatiškai per visas tavo traumas vaikystės pereinam, tos, kurios aktualios su tuo, kuo dirbi, tiek ir su protu. Tai visais dirbam 3 lygmenim - proto, kūno ir dvasiniu, užtat tas pokytis yra ganėtinai stiprus. O per 30 minučių, dažniausiai per tą pašnekėsi, gali sužinoti savo blind spots, pasižiūrėti, ko nežinojai ir uždėsiu tave ant kelio. Taip pat dažniausiai atsiunčiu kažkokį resursą ar kažkokią savo buvusią paskaitą ar mini kursą ar dar kažką, kuris padėtų eiti tau tuo keliu. Bet čia jau kiekvienai skirtingai priklausomai nuo to, kur esi ir ko reikia savo gyvenime. Pirmas konkursas galioja iki kada? Iki šiandienos vakaro. Arba galim padaryti iki rytojaus net ryto, ne, nes rytoj pažadėjau, kad penktadienį nuspręsiu laimėtoją. Tai iki rytojaus tiesiog pasakykime iki 12 valandos dienos Lietuvos laiku, 10 Anglijoj, o kitas iki rugsėjo 9. Mačiau, dar yra klausimų, tai dabar peržiūrėsiu klausimus, jeigu dar kažkas turit klausimų, ar apie tai, ką šiandien šnekėjom, ar iš ankstesnių vakarykštės, ar antradienio sesijos, arba kažkas turi klausimų apie iniciacijos kursą, tai kviečiu chatboxe klausti, o dabar pažiūrėsiu, ar buvo jau taip kažkokių atsakymų. Mhm. Taip, taip, taip. Ir matau, iš pat pradžių buvo pasidalinimų, stebiu, šiandien šypsausi prisiminus, kad aš esu meilė ir pagalvojau, kad kasdien tą turime kartoti. Ok, nuostabu. Bet tuom ir esi žavi, kai įterpi angliškų žodžių, tu esi išskirtinė ir unikali. Tai ačiū labai, Lina. Ir aš girdžiu kartais iš šitai žmonių, kad patinka jiems, ar ne, mano tie anglicizmai, kurie natūraliai ateina. Taip pat esu girdėjusi žmonių, kurios erzina ir prašo, ar gali normaliai lietuviškai šnekėti. Aš tikrai stengiuosi, gerbiu lietuvių kalbą ir kai mokiausi, kai Lietuvoje gyvenau, labai puikiai ją mokėjau, labai aukštus balus gavau ir iš lietuvių su egzaminu, tad visai ką mokėjau, bet tiesiog gyvenant tiek daug metų ir nuolat galvojant, mokantis ir šeimoje gyvenant angliškai, tiesiog prasideda kitokia struktūra arba to žodžių, kai kurių nežinau. Arba kai išsiverčiu, lietuviškai kažkaip skamba kitaip, o galbūt tų žodžių, kurie lietuviai psichologai ar, nežinau, dvasiniuose reikaluose gyvena, galbūt aš nežinau, nes iš tikrųjų nesu nei vieno kurso daręs lietuviškai, nesu su vienu nei lietuvių mentoriu jokių dirbus, nesu net lietuviškai jokios dvasinės ar psichologinės knygos skaičius, tai viskas su angliškai skaičius. Tad kai kurių dalykų nežinau, bet stengiuosi, tai ačiū Lina už gražų komentarą. Ir Viktorija sako, visiškai sutinku, tai ačiū ir Viktorija, Agnė šaunuolė, ačiū, sveikinimai. O kaip su pavydu lyginimuose, kaip su tais jausmais dirbti?
Ok, tai pavydas kas yra? Pavydas dažniausiai mums parodo, kad jaučiamės kažkur nevertos. Iškyla nevertumo jausmas. Ne, jeigu, pavyzdžiui, pavydas santykiuose, pavydi savo vyro, tai greičiausiai tas pavydas, negreičiausiai, 99+% iškyla, aš bijau, kad mane paliks. Tai nereiškia, kad logistiškai mane paliks, kad vyras ar ne, susiras kitą ir pabėgs ar ne, bet tuo momentu jo dėmesys eina kažkur kitur, ar mes įsivaizduojam, kad eina kitur ir tada įsijungia, mes jau nebesam čia ir dabar, suaugusios moteris, bet mes nueinam į savo vaikystę, kai dėmesys buvo atimtas iš mūsų. Ir kūdikiui, ir mažam vaikui, ir vaikui, ir net paauglystai, dėmesys lygų meilė. Jeigu mane kreipia dėmesį, aš aiškiai esu mylima. Jeigu esu mylima, vadinasi, esu saugi. Jeigu dėmesys atimtas iš manęs, vadinasi, aš neišgyvensiu. Ne, nes vaikai, kūdikiai ypač yra, negali būti nepriklausomi. Jie yra auka, ne aplinkybė ir kitų žmonių, realiai savo tėvų. Ne, tai dažniausiai, kai tas pavydas iškyla romantiniuose santykiuose, iškyla baimė, kad mane paliks, kad manęs nemylės ir tai gali būti neracionali visiškai baimė, bet paliečia tą tokią labai ankstyvą mūsų traumą, apleidimo žaizdą. Arba baimė būti paliktai, baimė būti atstumtai. Ne, ir tada atsiranda protas dažnai nueina į nevertumą. Ai, aš esu neverta, aš netokia pakankamai graži, aš nepakankamai pasiekus, aš netokia ir tokia. Ne? Tai tada turi sugrįžti į savo centrą ir remother yourself. Ar ne, ką tai reiškia? Tai tapti pati savo, tą mylinčią mamą. Ar ne, atvert savo širdį, išlaikyti erdvę, laikyti savyje tą meilę savo tai daliai, kuri jaučiasi nesaugi. Jeigu yra pavydas ar ne, ar lyginimasis su kitais žmonėm, kurie turi tai, ką tu, ar ne, turi, tarkim, kažkas turi ar karjerą, ar ten grožį, ar pinigų, ar dar kažkokius dalykus, ar ne, tai vėlgi mums tai parodo nevertumo tą mūsų žaizdą dažniausiai. Ir nes galvoju, kad jeigu aš būčiau gražesnė, tada būčiau verta. Jeigu turėčiau daugiau pinigų, tada būčiau verta. Kodėl noriu būti verta? Kad turėčiau meilės, ar ne, kad gaučiau meilę ir mano poreikiai būtų patenkinti. Bet vėlgi čia yra spastai, ar ne? Nes ir tie žmonės, kurie turi, kad ir kiek pinigų, ar kiek grožio, vis tiek susiranda, kodėl jaučiasi neverti, ar ne? Ir mes galvom, kad išorė užpildys, kai aš jau gausiu išorinius dalykus, tada jausiuosi verta. Ne. Pirma turi ateiti savivertė iš vidaus. Kada jinai ateina? Kai tu perini iniciacijas savo gyvenime. Kai tu tampi įkūnyta moteris, kai esi pilnai savyje, kažkas unmute padarė, tada ta savivertė ateina ir tai tampa tiesiog tavo signalu. O kol tu jautiesi save pametusi ir galvoji, kad kiti kažkas geriau žinos už mane, kiti kažką daugiau turi geresnį už mane, tol tu atiduodi taip galę kitiems. Taip pat galima pažiūrėti pavydą ar ne, kaip į įkvėpimą. Jeigu jinai gali, reiškia ir aš galiu. Bet tai turi eiti kartu koja į koją su to vidiniu darbu už savęs, užsipildyti pirmiausia pačią save iš vidaus. Ne, bet tuo pačiu, kai dirbi vidinį darbą ir galvoji, jinai šitą turi, ir jeigu tai neina iš vien tik tais ego, ar ne, nes jeigu ten tiesiog apie paviršutinius dalykus kažkokius kalbam, ar ne, tai galbūt mūsų ego, kur irgi ne visą laiką yra blogai, galima ir ego sekti, ne, bet jeigu seksi ego poreikiais ir norais, vidinio įsipildymo niekada negausi, galbūt smagu kažką patirti, kažką gauti gyvenime, bet jeigu galvoji, kad tada jau jausiesi laiminga ir mylima, tai yra čia spastai. Bet gali žiūrėti, jinai turi karjerą, jinai dirba, daro mylimą darbą ir uždirba pinigų. Ir aš to noriu, kaip aš galėčiau tą padaryti. Ir tada nustoji lygintis, pasiemi tą kaip inspiraciją ir tada žiūri, kur aš savyje galiu rasti kažkokią dalį, ar ne tą. Ką aš turėčiau pradirbti, kad gaučiau tokius rezultatus. Taip, matau, irgi pridėčiau prie klausimo, kaip nesilyginti, kai kiti shortcuts ar žaidimus naudodami atrodo pasiekė tai, ko pati ilgiesi, bet vis bandai save susigrąžinti prie minties, kad turi būti sąžiningas su savim ir galvoti apie vidinę ramybę ir tai, kas ateis į gyvenimą ilgoje perspektyvoje. Turbūt tai irgi apie buvimą auka. Taip, ir labai pažįstamas jausmas, aš esu pati šitą praėjus ir nežinau, ar 100% esu viską išdirbus, nes yra
mano rate yra tokių žmonių, kurie meluoja socialinėje erdvėje, ar ne, ne lietuvių, bet kitoje, ar ne, ten mano senesnių draugų, ar ne, coachingo būtent srityje. Ir tenais aš uždirbau milijoną, nors aš žinau, kad neuždirbo milijoną, ir tada aš konfrontuoju, kodėl tu taip sakai. Ai, aš tiesiog taip manifestuoju. Aš kaip pasakau, tai tampa realybė. Mano supratimu, tai taip negalima sakyti. Jeigu tu nori manifestuoti, vis tiek tu turi būti atvira ir nuoširdi ir tiesoje. Ar ne, tada sakyt, aš manifestuoju tada milijoną, negu sakytum, ar neapsiskelbtum, aš uždirbau šiais metais milijoną, nors uždirbai, nežinau, gal trečdalį tik tais to. Ar ne? Arba tenais dar kažkokie va tokie pasigirimai, arba kai naudoja kažkokius shortcuts, ar ne, pirmą pasako, po to tai tampa ta fake it till you make it, kur aš visiškai to netikiu, ir kadangi aš to netikiu ir savęs niekada negalėčiau pamint, tikrai esu nemažai praleidus valandus tokioj frustracijai, bet tai kaip tada, ir dėl to žmonės tada moka jam pinigus, nes jie įsivaizduoja, kad gaus to, bet jie per melą eina ir po to ir tas fake it till you make it ir tampa tiesa, ar ne? Bet galiausiai turėjau šitą va, pokalbį, tą negatyvų padėti šoną ir pamatyti, paklausęs, ką tai apie mane sako. Tai jeigu aš pati jausčiausi, kad pilnai pati išpildau savo potencialą ir darau visiškai, ką turėčiau daryti, tai man net nerūpėtų. Tai visai yra galimybė, proga atsigręžti save, kur mano kažkokį vidinį trūkumą rodo, kur aš kažkur turiu nepakankamumą savyje. Ir tada mano darbas yra ant to ir dirbti. Bet žinau, šitas yra pažįstamas jausmas, tai suprantu, Agne, ką aš sakė. Taip, žiūriu, ar dar yra klausimų. O kaip dirbti su užspaustomis emocijomis ar nuoskaudomis, kai jų begalės gyvenime buvę? Atrodo beviltiškai, kai rašiausi. Vis tas sąrašas nesibaigintis, atrodo tai labiausiai trukdo atsispirti nuo dugno. Tai dirbi su tuo, kas iškyla tuo momentu. Jeigu tai būtų grupėje somatinė praktika, tada su tuo, kas gyvo tuo momentu, su tuo ir dirbi. Nervų sistema neiškelia niekada daugiau, negu kad tu gebi perleisti tą per save. Ir tada padirbi su vienu dalyku, ateina palengvėjimas, tada galbūt kažkas kitas iškyla. Bet šitas vat jausmas, kai jaučiu tą neviltį, tai atsiranda, kai esi savo galvoje. Čia tik galva jaučia neviltį, nes pradeda galvot ir to visko reikia išprocesinti, ir tada pradedi jau viską galvot, kaip visą gyvenimą bus tik procesinimas, ir tada jau nebesi savo kūne čia ir dabar. Bet jeigu tu imi tik šitą momentą, tau reikia išbūti tik su tuo, kas yra čia pas tave šiam kūne dabar. Tada išbūni, ir kai tu atsiduodi tam, tau nereikia laukti, kad, išbūsiu, iškentiesiu ir tada jau viskas bus gerai. Ne. Tas palengvėjimas jau nutinka tą pačią akimirką. Ir tada vėl kažkas praeina, ateina kiti dalykai, bet vėlgi, kai mes pritaikom šitus visus metodus, tas išsilaisvinimas jau yra dabar, tas malonumas ateina čia ir dabar, judant, kvėpuojant, pajunti tą orgazinę energiją einančią per tavo kūną, ir nebereikia laukti vienos dienos, kada jau viskas bus išgyję ir bus viskas tobula. Taip, o kaip su žmonėmis, kurie tau pavydi, kurie nori tave sumažinti? Kaip su tuo tvarkytis? Tai vėlgi, kiti žmonės neturi galios, ar ne, tave sumažinti kažkaip. Ar ne? Jie nori, kad tu susimažintum, jeigu tu, ar ne? Arba klausimas yra, ar tu tik įsivaizduoji, kad jie nori, kad tu susimažintum, ar ne? Ar iš tikrųjų taip yra? Ne? Vienu ar kitu atveju, ko tu bijai, tai jausmų savo kūne. Bijai, kad jie jausis kažkaip nepatogiai, kai tu būsi didelė, ar ne? Ir tada tu jautiesi, tas jausmas noro susimažinti, susitraukti, ateina tavo kūne, ne jų kūne. Ar ne? Tai lygiai taip pat. Pajunti emocijas, ar ne, kiti tau pavydi, ir aš esu irgi šitą patyrus. Ir čia mano yra nuo vaikystės toks išmokta programa, jeigu aš esu labai ten sėkminga ar spindinti, švytinti, tada kažką trigerinsiu. Tai reikia būti visai ką mažesnai. Man prireikia nemažai metų, kad išsivaduočiau iš to. Ir kartais vis tiek kai kuriuose situacijose dar tas paima viršų. Bet aš suprantu, kad čia mano pačios tik tai baimė. Tai lygiai taip pat, kaip ir su visom emocijom, laikau šitą baimę savo kūne, cirkuliuoju ją ir nusprendžiu, kad aš nenoriu su tuo gyventi. Aš nenoriu, kad mano gyvenimą diktuotų tai, kad aš būčiau patogi kitiems. Nes jeigu ir tu darysi kažkokius savo sprendimus, kai susimažinsi, būsi patogi kitiems,
Ar tu tiems kitiems iš tikrųjų tiksi? Greičiausiai ne, nes vis tiek, kad ir kaip tu save mažinsi ir kad ir ką darysi, tiem žmonėm, kurie nori tavo susimažinimo, jiem niekada nebus gana. Bet jeigu jie iš tikrųjų nelinki tau nieko gero, nori, kad tu būtum mažesnė, ar čia yra tie žmonės, pagal kuriuos turėtum savo gyvenimą tvarkytis? Jeigu jie neturi tavo, kaip sakant, best interest at heart, ar ne? Tai ar tikrai tu nori pagal tai sprendimus savo daryti? Ir savo mirties patale, ar tu galvosi, ačiū Dievui, kad neužtrigerinau nieko, kad susimažinau, kad čia kiti aplinkui nesijautė patogiai, ar galvosi, o ačiū Dievui, kad buvau drąsi, kad išpildžiau savo potencialą, kad ėmiausi kažkokių rizikingų galbūt žingsnių ir sužinojau, kas aš iš tikrųjų esu. Vienas ir kitas jūsų pasirinkimas. Tai daugiausia lyginasi būtent su grožio ir energija gyvybinė. Ir dažniausiai iškyla baimė, kad mano vyrui irgi patiks trauks. Na, tai greičiausiai vėlgi ta vat, baimė, kad vyras pažiūrės į kitą, kuri turės daugiau švitėjimo, gyvybinės energijos, ar ne, aktyvuojas ta vaikystės baimė, ta tavo darbas laikyti erdvę tą savo vidiniai mergaitai, kuri bijo būti palikta ir tą pavydą, ir pavydas yra tokia deginanti energija. Aš irgi prieš porą metų turėjau epizodą, kai jau savo pavydą procesinau, nes iki tol gyvenau, aš nesu pavydė, aš niekada nejaučiu pavydo. Kol po to atėjo toks sluoksnis, kur supratau, auč, okei, dar yra. Ir aš leidau visiškai, kad tas pavydas mane sužlugdytų, sunaikintų, suvalgytų, ne iš gyvenimo kažkokių elgesio, bet per procesinimo somatinę. Ir ta pavydas tokia, vat, kaip dygliukai, tokia deginanti energija, išdegina krūtinę, visą kitą ir atsiduodi iš procesinį ir tampa tai tokia orgazminė, malonė energija per kūną. Ir porą procesų tą per kūną perdirbi ir kas įvyksta toks kaip tarsi paradoksas, kad tavo energija tampa tavo gyvybinė energija. Bet kol tu užspaudi, kol tu bijai, apsimeti, kad nepavydi, tol tu savo energiją užblokuoji. Bet viską vėl, ką gyvenimas mums sviedžia, mes galim alchemizuoti daugiau gyvybinės energijos, galios, meilės, išminties savo. Ir ta, mes galvojam, kad grožių lyginimas, bet iš tikrųjų, kas traukia, ar ne, ir kas moteris padaro gražias, tai netobuli bruožai, ar ten porų nebuvimas, ar dar ten kažkokie simetriškiausi ten bruožai, ar ten, nežinau, instagraminis veidas, ar dar kažkas, bet mūsų presence, mūsų ta gyvybinė energija, mūsų žibėjimas ir tas signalas, kai save priimi, kai jautiesi, kad žinai, kas tu esi, jautiesi savo kūne, tas yra magnetiškiausia. Ir po to su savo vyru, kai santykiuose atsiveri, ne, kai tave labiau pažįsta, kai mylit vienas kitas ir kitą meilę duodi besąlygiškai, bet iš tos tiesos savo, neišbandymo kompensuoti savo nevertumą, tada esi nepakeičiama. Nežinau, negaliu moksliškai pagrįsti, kad esi nepakeičiama, bet aš jaučiuosi taip, kad savo vyrui esu nepakeičiama, ne dėl to, kad esu gražesnė už kitas ar dar ten kažkokia tobulesnė, bet už tai, kaip aš jį myliu, kaip jis, ką jis iš manęs gauna. Ir manau, kad kiekvieno vyro yra svajonė būti mylimai taip ir visiškai atsidavusiai ir duodančiai visą, nežinau, tą admiration ir seksualinę tą visą energiją ir tiesiog jaučiuosi, kad dėl to esu nepakeičiama, o ne dėl to, kad esu modelis ar dar kažkas. Ir apie šitą ir šnekėsim paskutinę iniciacijos mūsų dalį, 7-8 sesiją apie grožio burtus ir flirtavimą su realybė. Ir kiekviena moteris, nepriklausomai kiek jai metų, kaip jinai atrodo, gali įjungti tą. Ir esu mačius aš per savo gyvenimą tokių moterų, kurios yra ar tenais ir, nežinau, ar žili plaukai, ar apkūnesnės, ar dar ten kažkokios, kurios netitiktų į tą vat, Instagraminį, ar ne, ar kažkokį šių laikų 25 metų tobulą standartą, bet jos eina ir tą savo erotinę energiją ir savo gyvybę tiesiog traukia. Ir visos mes savyje turim tą potencialą. Tai kitas klausimas. Mano sunkumas, kritikos, pastabų priėmimas, anksčiau krisdavau tiesiai aukos jausmą, ne visavertiškumą. Paskutiniu metu jau lyg didžiavausi savimi, kad rasdavau savo balansą ir pasakydavau savo poziciją.
kodėl kažką darau taip, o ne kitaip. Bet dabar suprantu, kad tai pasiteisinimai, aukščiausia siekiamybė, kad net nebūtų poreikio paaiškinti taip. Taip, tuo pačiu tai nereiškia, kad niekada nieko neišsakai savo partneriui. Komunikacija visai, kad turi būti ir pasakai, ko tu nori, ko tau reikia. Ir tai nėra apie tai, kaip tu formuluoji, bet kai tu viduj nesijauti kalta dėl savo ir norų ir poreikių, tu automatiškai visai kitaip išsakysi. Ir to pasiaiškinimo nebus, bet tu tiesiog tarsi ir paaiškinsis gal savo, kaip čia, inner workings of the mind, ar ne, kodėl kas taip vyksta, kodėl tau reikia to, ar ne, kad ir aš, pavyzdžiui, savo partneriui papasakau, kad man, kai buvau labai maža, su savo močiute daug gyvenu, ir močiute man ten galvą ir nugarytę skesydavo, ir mane tai, mano nervų sistema taip nuramina, ir dėl to man taip yra svarbu, ir aš kaip paaiškinau, tada ir atsiranda partneriui motyvacija, nes jam nėra čia tiesiog, ai, nu šiaip, nes jam, pavyzdžiui, nepatinka, kai galva kažkas glosto, tai sunku gal ir leitinti. Bet kai aš paaiškinu už savo, tai reiškia, kad aš pasiaiškinu, kad turėtų man daryti dėl to, kad taip, ne, bet tu tiesiog paaiškini, nes nori, kad tas žmogus suprastų. Tai lygiai tas pats dalykas, galbūt paviršiui atrodo, bet niuansas skiriasi, nes mūsų signalas, mūsų energija, mūsų intencija yra kitokia. Taip. Man auka labiausiai pasireiškia per baimę būti nubaustai už buvimą savimi, kad manęs kiti nenubaustų dėl klaidų, tai tada prasideda pačios kritika ir kitų menkinimas ir nieko nedarimas. Tai čia yra tokia vat, paradoksas, kad kai bijai, kad tave nubaus kiti, pradedi save bausti. Ir tada ar kiti nubaus tavęs, ar nenubaus, tu jau ir taip savo sukūri skausmą. Jeigu kažkas nubaus, ar ta kažkas blogo nutiks ir pati save baudi, tu dvigubai patiri skausmą ir bausmę. O jeigu nieko nenutiks, kiti nebaus, tai tu be reikalo patiri tą bausmę. Bet šitas, apie ką tu šneki, yra tas trauma response, traumos atsakas iš vaikystės greičiausiai buvo bausmių daug, už buvimą savimi ir tada nesijauti saugiai būti savimi. Tad irgi yra sluoksniai nusimesti nuo to ir išgydyti tas savo dalis, kur yra šiek tiek ilgesnis darbas, bet principai panašus galioja. Dėkuoju, susitiksim greitai. Taip, Indrė, žinau, kad prisijungė prie kurso jau. Taip, ir jaučiu, kad dar bus, nes matau, kad daug klausimų ir jaučiu, kad dar bus nemažai klausimų. Tad, ką tik sugalvojau, kad padarykim dar klausimų atsakymų sesiją moteriškos galios. Greičiausiai rugsėjo 8 dieną, tai bus pirmadienis tuo pačiu laiku, padarysim klausimų atsakymų sesiją. Tai bus 2 savaitės beveik, 1,5 savaitės išbandyt, galbūt jau kažkuri pradės tą eksperimentą ir tada iškils klausimų. Ir kviečiu, jeigu iškils klausimas ar rytoj, ar ateinančiom 10 dienų, parašyti man e-mailą ir subject line parašyti klausimas sesija, ar klausimas Q&A sesija, ar klausimų atsakymų sesijai. Ir aš įsidėsiu tos klausimus, nes jaučiu, kad daug įvairių bus niuansų, dar gyvenimiškų situacijų ir bus proga pasišnekėti ir giliau dar tuos konceptus supras. Tai kviečiu ir atsiųs klausimą, jeigu ir neatsiųsi savo klausimą, tikiu, kad išgirsdama kitų klausimus ir atsakymus taip pat padės giliau suprasti šitus konceptus. Taip. Per dar mintis atėjo dėl datos, ar iš tikrųjų 8. Gal visgi rugsėjo 4. Aš parašysiu e-mailę, arba bus rugsėjo 8, arba rugsėjo 4, gal ketvirtadienį. Pasižiūrėsiu, išjausiu dar, nes dabar dar galvoju, man iš kur reikia susijungti su savo kūnu ir savo širdimi pasakyti, ką Spirit pasakys. Taip, tai ačiū labai visoms, dar kartą pasidalinu linku, labai kviečiu prisijungti, jeigu tos, kurios galvoja, tai lai šitas bonusas būna įkvėpimas šiandieną prisijungti. Ir tos, kurios jau yra prisijungusios, tai labai laukiu iš tos programos, jau pačiai ateina daug įkvėpimų, dar pridedu vis nauci visą struktūrą ir bus tokia juicy programa ir žinau, kad ir man pačiai bus perėjimas į kitą lygį ir labai bus tokia juicy visa patirtis. Ačiū dar kartą visoms, labai gera būti šitoje erdvėje ir ką iki pasimatymo.
už 1,5 savaitės klausimų atsakymų sesijai arba už 2 savaičių iniciacijai. Arba dar kažkur, tikiuosi nesibaigs mūsų draugystė dar čia. Ir linkiu dalintis ir Instagrame. Ačiū, 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 gražaus vakaro ir iki pasimatymo.